tai treneris labai dažnai sakydavo, kad gynybai reikia arti sukandus dantis, o puolime žaisti su šypsena. Šiandien ko be šypsenų netrūko. Tai buvo emocingos varžybos, sekėsi pataikyti metimus, kuriuos planavome mesti, tai gynyboje galėjom geriau pasirodyti. 96 taškai čia, varžovai taip prastai gynėsi ar tiesiog pavyko išpildyti? Na, tiesiog patys gal pataikėme tuos metimus, buvome kaip komanda, džiaugiamės žaidimu. Ir po naujųjų metų Juventus laimėjo čia prieš Panevėžį, sužaidė neblogai prieš Šiaulius Išvykoje. Dabar vėl tokios pakankamai solidžios rungtynės. Ar galima sakyti, kad dabar tas Juventus pakilimas prasidėjo? Galima sakyti taip, nes buvom taip žemai kritę, kad jau nebebuvo kur, tai po biškį lipame į viršų ir atsirandame kaip komanda tokia ir matosi žaidime viskas. Pats pastaruoju metu gauni daug žaidiminio laiko, įgyjai tą trenerio pasikeimą, kaip vertini savo žaidimą. Tegul vertina žiūrovai, aš negaliu vertinti. Bet džiaugiuosi, kad treneris pasitikė, visą komandą žaidžia. Šiandien kas buvo, tas pelnė taškus, tai smagu. Čia turbūt tas paradoksas, kai Žydrūno Urbano traumai, tikriau liga tau išėjo į naudą. Na, dėl to, aišku, nemalonu, net džiugu, bet žaidžiam ir viskas.